Labas vakaras. Sveiki, sveiki. Ketvirtadienis ir vėl jungiamės gyvai pabendrauti apie mezginius, apie mezgimą. Labas vakaras. Ar yra šį vakarą mezgančių žmonių? Labas, labas. Aš šiek tiek palauksiu jūsų, kad kad kuo daugiau prisijungtumėt. Va, skaičius didėja. Malonu, sveiki. Ar aš girdžiuosi gerai, ar girdisi, ar geras vaizdas. Kartais visko nutinka, tai norėčiau sulaukti jūsų pasisveikinimų ir atsakymų, ar gerai matausi, ar gerai girdisi. Kaip keista iš tikrųjų yra žiūrėti į tą akutę. Labas, labas, labas. Ir Daiva, ir Lina, ir Irena, ir Akvilė. Jungiatės. Sveiki, ką veikiat šį vakarą? Ar prie puodų dar vakarienę ruošiat šeimai? Ar jau mezgat? Roberta, labas. Virgina. Irma, aha, sveiki, labas, labas. Laukiam jūsų į mūsų šaunų mezgimo vakarėlį, ar ne? Kaip pasakyt. Puikus garsas, valio. Ir matausi gerai, ar ne? Nes turiu jums ką parodyti šiandien. Gražių siūlų, kaip visada, ar ne, virbalų ir sagų čia prisidėjau, tai aišku, kad reikia to vaizdo gero. Jau mezga, Akvilė rašo. O, po vakarienės jau su mezginiu, kaip jums gerai? Puikus garsas. Sveiki, sveiki, valio, jungiatės. Dalia, labas vakaras, iš Klaipėdos Dalia prisijungia. Egidija, Renata, valio, su visais tikriausiai nepasisveikinsiu, nes žinot, kai labai malonu, kai rašot labai daug ir iš ligoninės. Ligonikės, mezgimas vykot ligonikės. Jo, žodžiu, tiek daug rašančių ir kartais visų net pamatyti ir paskaityti nėra galimybės, prasileidžia ar ne. Sveikos. Tai ką veikiat? Mezgėjos mielos, brangiosios mezgėjos, ar mezgate? Nes dar tokie tamsus vakarai, nors jau pastebėjau, kad 5 valandą karts nuo karto dar išvežu tokius užsiliukusius omnibus sintinukus, kad jūs gautumėt greičiau, kurių kurjeris, tarkim, nespėjo paimti, tai anksčiau būdavo dar tamsu, nors juoda, nors, žodžiu, pirštų į akį durk, ar ne? Na, o dabar šviesu ir toks jausmas, kad atrodo greit pavasaris, nuo šiandien pasaulyje išlindusi tikrai nuteikia labai optimistiškai. Kažkas ardo šiandien, ar ne? Aha, mezgat. Nu, super. Tai ką, tai ačiū Jums už dalyvavimą, esu labai dėkinga. Ir kad rašote, kad dalyvaujate. Ir labai ačiū, kad dalyvavot praeitoj laidoj. Tikrai ir susilaukiu tokių atsiliepimų, parašot, kaip smagu, kiek daug sužinojau, prisiminiau kažką naujo. Nesustokit, susitikim ir toliau, bendraukim ir, žodžiu, tai įkvepia naujiems susitikimams. Nemezgu, laukiu įkvėpimo. Tai Sonata. Gerai, pasibendraukim šį vakarą, gal gausit įkvėpimo. Taip, sūnui megztukas, ar ne? Kažkas koinės mezgat, ar ne? Tai va, tai ir jo. Ir tikiuosi, kad visas tas laikas mūsų yra naudingas ir jums, ir man. Ir tikrai kviečiu pasidalinti savo mezgimo patirtimi ir užduoti klausimus. Galbūt atsakysiu ne tik aš, galbūt atsakys ir pasidalins kitos mezgėjos, nes tas patirties dalinimasis yra mums labai naudingas, ar ne? Dalia rašo, mezga koinės, pasirodo, kad žiema dar nesibaigė. Jo, atrodo, kad jau atšilo šiek tiek, ar ne, bet ji dar parodys, ką gali. Tai ką, na, o dėl ko ir tokią šio vakaro temą nusprendžiau paimti, ypač stori siūlai ir ką megzti. Privalumai ypač storų siūlų, visokie tokie tipsai, patarimai ir taip toliau. Tai ką, tai šiandien aptarsim tos storus siūlus, storuliukus, mega siūlus ir noriu paklausti. Yra mezgėjų, kurios mėgsta megzti tik antro numerio virbalais, tais plonyčiais, kaip adatėlė, mezga jos kantrybės, nežinau, iki dangaus. Bet yra tokių mezgėjų, kurios mėgsta megzti tik tais
Nu jau tokiais stambesniais virbalais, storesniais siūlais, sako, man greit nusimezga ir ką aš čia kankinsiuos. Ar yra tokių mezgėjų, kurios mezga ypač storais siūlais, mega dideliais tokiais siūlais storais, ar ne? Aš juos visus aprodysiu, kas yra pas mus siūlų damoje. Ir jo, ir kas tai yra tie stori siūlai, ypač stori siūlai. Kaip juos atskirti, atpažinti, tarkim, ar ne, tai, na, pagal mano supratimą ir 10 metų darbo ir prisilietimo prie siūlų, aš išskirčiau 3 grupės. Galima gal ir smulkiau išskirstyti, bet tarkim, 3 tokios grupės. Ploni siūlai, tai yra 2, 3, nuo 2 iki 3 numerio, tai plius minus, ar ne, virbalams megzti. Tada yra vidutiniai siūlai, vidutinio storumo 4, 5, 6 virbalai. Na, o jau tie stori mega gigantai ir storuliukai jau yra 7, 8, 9, na ir iki 15, ar ne, nes jau didesni nei 15, na yra dar turim virbalų ir 20 numerio, bet tikriausiai jau šitokiais siūlais galima megzti ir pirštais, ar nenarplioti. Sveiki, sveiki, dar jungiatės. Aš iš tų nekantrių arba siūlai stori, arba mezginiai mažyčiai. Jo, parašykit, ar mezgate, ar mėgstate megzti storuliais siūlais. 7, 10, 12 numeris virbalų, ar jūsų rankose dažnai. Tai pasidalinkit, parašykit, ar yra tokių. Na, o ta žiema tokia, ji dar tikrai, aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad ji neišeis, nes yra dar tik žiemos vidurys, ar ne, sausio 11 diena ir nėra čia ko skubėti. Tai yra dar tikrai laiko nusimegzti kažką storo, kažką įspūdingo, masyvų mezginį nusimegzti ir dar suspėti jį panešioti ir netgi palikti pavasarį lauke, kada jau nusimetam striukes ir tie visi storų masyvių siūlų rūbai mums atstoja striukes, ar ne, tai irgi galima jau nusimegzti, tarkim. Nesu mezgus iš storų siūlų. 6 storiausias rasos. Lovatėse 9 numerių, vat, mezgė Aušra. Labai jau stora lovatėse. Dalinkitės, rašykit, įdomu, man atrodo, visiems čia, visiems žiūrintiems ir skaityti komentarus, ar ne? Senai nemezgiau su tokiais, bet labai norėčiau ką nors nusimegzti. Ir vėl rašot, nesu mezgus, bet norėčiau pabandyti, ar ne? Retai kada renkasi Lina itin storus siūlus ir virbalus, dažniausiai ploni arba vidutinio storio. Aš sakau, man toks jausmas, kad vis tiek pas mus yra populiariausi jau tie plonesni ir vidutinio storumo siūlai. Bet vis tiek norisi pakalbėti ir parodyti tą dalį, tą lentyną siūlų. Julija nedažnai. Tai vat, storiausia buvo 5 numerio. Aha, supratau. Tai ką, tai išskyriau va tokius, ar ne, kas yra ploni siūlai, kas yra stori siūlai. Ir dargi, noriu priminti tokį mažą priminimą. Jeigu kas dabar nežinote, ką nusimegzti, bet tiesiog malonumai, čiumpat kos siūlus, jie yra minkštučiai, švelnučiai, bet tvirtoki, nėra skysti, debesėlio siūlas, bet jis yra tvirtokas gan, toks vat, nežinau, tvirtokas man jis. Ir sudėtis yra 62 baby jauniklių alpaka vilna, 9% vilna ir 29 nailonas. Tai čiupkit, mielosios, ir nusimegzkit kokį šaliką galit nusimegzti, galit kažkokį švarkelį nusimegzti, ar net movą, ar ne? Tai šitie siūlai labai verti dėmesio, arba liemenę gražią. Na, už mano, čia, kaip parodysiu, už mano nugaros yra labai graži, balta siena, siūlų siena, kuri atkartoja mūsų orus, mūsų lauką, sniegą. Ir Andes matot tenai, ir rovanų sudėta, ir snowdrops siūlai. Tai vat, parodau pilkus kos siūlus, liemeniai puikiai, puriai, gerai nešiosis ir bus tokia minkšta ir smagi. Dedu į šalį šios siūlus, jie nėra mega klasės ar ne siūlai, bet jie yra
kelinto numerio virbalais, tarkim, galbūt jūs sudomins. Nuo 4,5 iki 5,5 numerio. Tokie vidutiniai. Gabrielė dalinasi, kad patinka megzti storais siūlais. Turi nusimezgusi oranžinės spalvos megztinį 6 numerio virbalais. Aha, Gabrielė, o 12 bandėt megzti, o 9 numerio. Parodysiu jums kai ką gražaus. Tai ką, ir dar, kadangi jau čia taip susirinkom, savaitgalį turėjau kelionę, šiek tiek, netolimą čia Lietuvoje ir aš kai važiuoju, visada pasiemu su savimi savo krepšį. Norit, jums parodysiu dabar savo krepšį. Čia yra mano asmeninis krepšys mezgėjų Kokonica, ar ne, nu aš jau su juo nesiskiriu ir labai saugau ir rankenas, jeigu nešioju labai jau atsargiai, jau nesuglamžau ir taip toliau. Labai kažkaip saugau tuos visus mezginius. Tai ką, parodysiu, mano mezginys, keliauju kartu visur ir ką aš dar čia turiu, žiūrėkit, kiek aš turiu rinkinių, nes kai aš pasiemu, čia mano naujas, ar ne, matot, naujas, nuo pradžių megztas mezginys, reiškia, man gali prireikti visko, nu tikrai, ir papasakosiu netrukus, ko man vis dėlto pritrūko, nu nepatikėsit, nu to mezgėjom, to moterim, ar ne, visada visko trūksta, kaip pasakytų vyrai. Tai va, mano didysis rinkinys, čia šiuo atveju yra bambuko siknitai ir yra 12,5 cm. Ar reikia tokių 12,5? Nu reikia ir mėginuką prasimegzti, ar ne, ir reikia. Žodžiu, patys pagrindiniai. Šitas mano rinkinukas. Oi. Nu va, čia yra 10 cm. Ką aš su juo darau, aš puikiai apykaklę kaklą formavau, užsidėjau akis ir mezgu 10 numeris. Ko man pritrūko, irgi atkreipkite dėmesį. Šituose rinkinukuose visada pasižiūrit, kas yra sudėty, ar ne? Parašyta 3 numeris, 3,5, 4,5. Ir bam! O man reikia 3, 7, 5. Ką daryt? Nu ką, pasirinkau 4 numerį, atnarėlę su 3,5, kadangi buvau išvykus. Jeigu būčiau vietoj, ar ne, tai tu gali jau nusipirkti, įsigyti, galbūt greitai, ar ne, ir turi įsigyti tą trūkstamą dydį. Nes va, kišenėlių yra daug, tu čia gali prisidėti kiek tik nori. O aš išvažiavau ir pritrūko, tai pasikoregavau šiek tiek mezginio planą, ar ne? Tai va, čia ir valiuką įsidėjusi. Taip. Tai ką, dydžio pritrūko, ar ne? Su tais rinkiniais. Ką aš dar čia įsidėjus, nu, nepatikėsit, kažko jis išserdęs, bet nu ką, vežiojas, nu, gal prireiks, nu, juokas juokais. Ar jūs suprantat mane, apie ką aš kalbu? Labas, dar dabar renkatės, ar ne? Žiūrite. Tai ką, mano senasis metras, iš tikrųjų turėjau naujų, bet aš juos išmėtau nuolatos ir vis nuolatos mano senasis kažkaip po ranka pakliūva, nu, tai įsimečiau, vežuosi seną. Ir aišku, dar va, markeriukai įsimečiau, nes galvoju, pradėsiu megzti reglą, nu, reikės čia ir taip toliau, ar net, nu, jau markeriukų, žymekliukų niekada nebus per daug. Įsimečiau, bet jis yra naujas ir visiškai, na, neprireikia. Užteko man, drops turėjau. Tai va, žodžiu, tokios mano patirtis. Aha, bet aš irgi mezgu ne iš šio vakaro temą, bet nu vis tiek galvoju pasidalinsiu su jumis. Mezgu iš Drop Sky. Jeigu nesate dar Siūlų damos grupėje Facebook'e, Siūlų dama mezgam, neriam, siuvinėjom kartu, man atrodo, vadinasi, ar ne? Ir ten Jurgita uždavė klausimą būtent apie šitos siūlus. Nu tai kiek prirašėt, man labai smagu, kad jūs dalinatės, kad netylit, kad pasakojate, vienaip atsitiko, kitai kitaip atsitiko. Na tai ką, tai aš irgi mezgu iš šių siūlų ir matysim, kas gausis. Tai ką norėjau dar pasidalinti su jumis, negražu erzinti, Ernestą. Nu tai aš neerzinuosi, aš tiesiog pasidalinau patirtimi, vat kaip man čia šį savaitgalį viskas praėjo. Dabar taip, aš turėjau iš pradžių valą mažiuką, ar ne, nu, kakliukui, ar ne.
Bet kai man jau išsiplėtė linija reglano, man jau prireikė ilgesnio valo. Blogai. Pasirodo, nėra man tinkamo valo. Ir viename rinkinyje, ir kitame rinkinyje, arba aš jį buvau palikusi ant kito mezginio namie. Žodžiu. Ir ką aš padariau? Aš pasiėmiau, čia 80-uką valą, ar ne? Ir megzdama naudojau Meigi Klub. Aišku, mano mezginys praktiškai jau dabar ištiesus galima megzti apvaliai, bet aš tiesiog nenufilmavau, kitą kartą tikrai reikia pasistengti ir pavargsti, ar nenori tik pamegzti, čia vėl filmuok, vėl dirbk, ar ne, bet numezgiau jau nemažai. Ir žodžiu, ką aš dariau, pasiėmiau ilgą, ar ne, ir tiesiog paimu, ar ne, ir išsitraukiu. Tai čia Meigi Klub vadinasi tas metodas. Išsitraukiu, palieku, matot, jisai puikiai pasilieka ir toliau mezgu. Mezgu, kol ateinu iki tos vietos. Ir tada kitoje vietoje vėl išsitraukiu valą. Ir vėl išsitraukiu valą ir vėl mezgu. Tai aš puikiai mezgiau ir greitis mezgimo buvo nesulėtėjęs nei kiek, man labai patiko. Tai čia yra Siknit virbalai prisukami bambuko ir būtent šitas valas viena moteris skambino mezgėja, sako, kaip čia yra su to valu, jis riečiasi, raitos ir taip toliau. Na matot, taip, teisingai, bet aš iš pradžių galvojau, kad Meigi Klubas jisai ne. Bet jis mano atveju labai labai smagiai mezgėsi, pasiteisino ir puikiai mezgiau, kol jau priejau, reiškia, reikiamą plotį. Tai tokie mano smagus visai pamezgimai buvo savaitgalio ir taip. Ką dar norėjau pabrėžti, kad būtent tą Meigi Klub mačiau, kad tarkim mezgant riešines ar kojines su ilgais ar ne, merginos ištraukia valą visą laiką toje pačioje vietoje. Toj pačioj pusėje ir toj pačioj pusėje tarp tų pačių akių. Tai yra galimybė, tikimybė, kad jūs betraukiant valą tiesiog padarysit tarpą. Ką aš dariau? Aš traukiau valą vieną sykį vienoje vietoje, kitą sykį jau šiek tiek toliau, kad ne visą laiką toj pačioj vietoj. Tai man taip lygiai ir čia patraukiau ir lygiai nėra tarpų tokių jokių, kol trauki valą, ar ne? Tai ką, tai dedu į šoną savo mezginius, jūs megzkit ir rašykit ir klausykit toliau, o aš galbūt rytoj prisijungsiu prie mezgimo. Tai ką, kalbant, dar paskaitysiu, ką prirašėt. Lina rašo, man irgi nuolat visko trūksta. Vis tai kokius tokius, tai kitokius virbalus dar dasiperku. Vyras nesupranta, vis sako, kam tu virbalų ir kam tu smulkmenų tau reikia. Tai yra tokia draugė Emilija mano. Ji nusipirko vieną rinkinuką čiagų, nusipirko kitą, dar šito ir jinai vėl skambina. Sako, Milda, nepatikėsi ir juokiasi. Sakau, kas atsitiko? Ir vėl virbalų reikia, sako. Taip, yra natūralu. Visokių tų modelių yra, ar ne, visokių tokių siūlų. Bandžiau taip megzti, bet labai erzino Vita. Tai vėlgi klausimas, kokie siūlai, kokie virbalai, koks ilgis galbūt, ar ne, tai čia irgi. Lygiai taip pat apie nuažtos debesėlius siūlus. Jau užsikalbėjau labai daug. Grupėje, ar ne, viena moteris parašė, kad jai nepatiko megzti. Man nuaž siūlai, debesėlių siūlai, iš kurių mes mezgam kilpelių šalikai, yra kažkas vau, kažkas tobulo. Tai vėlgi yra labai skirtingi mūsų pirštai, mūsų delnai, mūsų pojūčiai, ar ne, ir mūsų naudojami virbalai. Ir dydis, ir pluoštas virbalų. Tai ką, tai noriu pradėti apie tos storulius siūlus. Rašot, kad nelabai jau čia mezgat, ar ne? Itališki, mūsų kolekcijoje BBB, Merina Maxi vadinasi, ar ne, siūlai, mes juos turime, dėl ko? Nes patiko jums, mes dažnai, kas jums nepatinka, ar ne, ir tenka atsisveikinti su tam tikromis spalvomis ar siūlais kolekcijomis. Čia yra BBB Merina Maxi kamoliukas, nedaug spalvų, bet tokios pagrindinės, yra ir pilkos, parodysiu spalvas. Čia irgi, žinoma, ne visos, bet štai, ar ne? Tokios tikrai reikalingos spalvos, ar ne? Ir balta, ir rusva, rožinė, ar ne, raudona. Kalėdinė raudona, kaip pas Drops visą laiką mėgsta sakyti, ar ne? Juoda,
pilkos, mėlynos, va, ir tamsi žalia, ir čia yra elektrinė. Kamerai man šiek tiek kitaip, elektroniniai parduotuviai matysite tikras spalvas, tikrai turėtų jums rodyti teisingai. Ir šitie siūlai, ką galima megzti iš jų, tai galima megzti movą. Jurgita dar prieš kiek metų, atsimenu, pas mus mezgė movą iš 3 kamoliukų. Ir sudėtis, tai yra vilna 50% ir 50% akrilas. Vieniem tinka, kitiem ne. Mes turim alternatyvą, ar ne, tarkim, dropsandas. Nu va, rinkitės, ką norit. Tai vieni renkasi šiuos, kiti renkasi šiuos. Šitie gali pakutenti, nes, na, alpakos ne tiesiog per karšti. Šitie yra vėsesni siūlai ir yra merinas. Jie yra labai, labai švelnus. Ir taip, čia yra 100 gramų kamuoliuke. Matot, pagal mano delną, tarkim, ar ne. Aš jums rusvą spalvą parodysiu. Tikrai tokie nemaži kamuoliukai, ar ne? Megzti reikia, 100 gramų yra 60 metrų. Ir megzti rekomenduoja, ar tik ne 8 numeris, ar ne. Nematau dabar taip greitai. 10-12. Manau, kad kokiu 10 reiktų megzti. Prisitaikot prie savo mezginio ir ranko, ar ne? Ir metražas nedidelis, 60 metrų. Tai mezgė apyniuočius, kardiganus, galit nusimegzti ir kepurę ir taip toliau. Jie labai labai švelnus šitie siūlai. Tai ypač storų siūlų lentyna siūlų damoje, tenai yra visi šitie siūlai, kuriems ir iš pradžių reikėjo paminėti, yra 20% nuolaida iki sausio 25 dienos. Tai kas susigundysit, 20% nuolaida yra tikrai labai labai daug. Kviečiu išbandyti. Vat, ir raudoną spalvą. Toks šniurelis, toks, ar ne, tarkim, ar ne. Ir jokio kutenimo. Žodžiu. Tiem maksi. Galit švarkelius megzti. Ką, toliau keliaujam iš Italijos į Italiją, tik kitas miestas, ar ne? Taip, tai yra kumino. Irgi stori siūliukai, bet jie yra margi. Ojojoj, kumino. Va, matot, kaip labai gražios spalvos margos. Yra žydra, yra tokia kūdikiška, tokia lyg spalvų, tokių gražių. Va, šita labai graži yra, nes yra šiek tiek violetinės, neriškios, pastelinės. Yra baltos, pilkos, tamsiai pilkos. Na ir va, ši irgi labai graži yra. Matot? Labai graži. Ir nusimezga iš vieno 100 gramų kamuoliuko, va tarkim iš tokio 100 gramų kamuoliuko. Nusimezga, va štai prašau. Nu visai nemažai, ar ne? Nemažas mezginys. Kaip iš vieno tokio storulio siūlo. Margumas jų yra toks, čia yra lygusis, ar ne, mezgimas, lygiuoju, čia yra ripsas, va, jau čia jokių raštų ir nereikia, ypatingai margiems siūlams, jūs galite rinktis, nu, ripsą galit lygiasias akis ar ne megzti, ir galit vienu išvirkščiasias megzti, blogasias akis, blogos akis, va, ir štai. Na, tai yra žaismingi, tokios žaismingos spalvos, žaismingi siūlai ir švarkeliams. Galit nerti, ne tik megzti virbalais. Na tai ką, parodau iš arčiau spalvas. Taip, ir čia yra kumino siūlė, kaip ir minėjau, yra 100 gramų. O koks metražas? 120 metrų. Skalbimas tik rankomis. Ir sudėtis jų yra 60 vilna, 27 akrilas ir nailonas 13%. Tai va, 60 vilna, lyg ir pusvilnė tokia, ar ne, sakyčiau. Ir siūlas yra toks nelygus, labai įdomus, va, norinčiams kažko tokio, nerandu dabar galiuko. Na, va, visoks
nelygus, vietomis jis yra storesnis, vietomis yra plonesnis. Tai nusinerti švarkelį pavasariui tikrai galima, nusimegzti šaliką, kepurę ir vaikui ir sau, tai yra labai labai švelnus siūlai ir greitai nusimegzite. Skalbimas rankomis 6 numerio virbalais. Na, jie dar tokie nėra labai mega maxi gigant. Ir va čia ta, kur sakiau, tokia kūdikiška gal man primena, bet jin tokia yra, mato, tokios labai gražios, tokios švelnios spalvos. Ir mėgstančiams vandenynus. Žydros, su rusvu smėlio tokiu, matot, ir paplūdimį matau, ir vandenyną, ir bangas baltas, tokias riedančias. Man labai gražu, taip kad jų įkvėpimui aprodau, kad jūs matytumėt, kad žinotumėt, nes įsivaizduojat, rašot viena iš jūsų, net įeini į elektroninę parduotuvę ir tu net nesupranti, kas čia yra. Atrodo, tą pažiūri, bet sako, kai jūs aprodo, tai tada viskas aišku. Tai va, dalinuosi ir vat iš vieno kamuoliuko tikrai va toks nemažas mezginys. Gražus labai siūlai. Ir joms gražios, ar ne, gražios spalvos ir taip toliau. Tai ką, keliaujam toliau į Drops Andes. Drops Andes tikrai yra prie jau tų storų siūlų. Ne visi tikrai yra išmezgę, bet dar kartą parodysiu. Nu kaip gali nerodyti tokių grožių? Drops Andes sumažino savo paletę, savo spalvyną, gal visai ir neblogai, kartais tų visokių atspalvių milijonas, atrodo, nu tikrai ir protas susisuka, ir galva susisuka, ir mums, ir jums, ką išsirinkti, o kai yra kelios spalvos, viskas imu šitą, ir svarbiausia, kad jos tokios tos spalvos išgalvotos, ir imat, tinka, mezgat, nusimezgat, ir viskas labai gražiai tinka. Žalios mėlynos, viena dėžutė, ar ne? Ir dar viena labai graži. Štai. Galit dėti kelias spalvas viename mezginyje, na, o švarkeliai pasakiški šitų siūlų gaunasi. Taip, aš norėsiu pasidalinti ir tokiu pastebėjimu, kad tie stori siūlai iš tikrųjų turit labai turėti didelio dydžio paltą ar striukę, kad po šitokių siūlų megztinis, kad dar tilptų ar nenešiojant ir užsivilkti paltą. Tai geriausia, aš manau, kad patogiausia nešioti megztukus jau pavasarį tokius, ar ne? Nevaržo judesiu po striuke, kaip užsidedi tokį didžiulį mega megztinį. Tai ką, tai Drops Andes ir taip, Drops Andes. Ir šalikas, ar ne? Va, ant manekeno šalikas, labai gražus, štai toks siūlas, irgi suktas, labai labai šiltas. Merginos mezgia paltus ilgus ir kai mezgat visokius tokius jau masyvius ilgus mezginius paltus, tai visokie reglanai, kur be siūlių ir taip toliau jau apgalvokit gerai, nes iš atsiliepimų, iš tokių vat praktikų mezgėjų yra toks pasakymas, kad geriau megzti atskiras dalis, nes tada ir tas tįsimas, ir skersavimas, ir kažkoks nepatogumas, kai yra labai masyvūs mezginiai, masyvios dalis, yra geriau tada megzti atskiras dalis ir jas susiūti. Tai va toks tik tais pastebėjimas, pasidalinimas ir Drops Andes. Ir ką, keliaujam prie dar Drops Andes, noriu parodyti. Štai, kas yra ant virbalų, visai neblogas raštas. Jeigu norit šito raštelio, aš galiu jums įkelti siūlų damos grupę Facebook'e. Va. Šitas raštas ir šaliką galit nusimegzti. Jis yra iš abiejų pusių vienodas. Matot, kaip patogu? Jo, tiesa, kai renkate šalikams raštus, žiūrėkit, kad būtų iš abiejų pusių vienodi. Tai labai nesimato tada nei blogos, nei geros pusės. Gali nešioti, kaip tik nori, užsiriši. Tai va, jeigu norėsit, prašykit, tikrai pasidalinsim. Nu va, čia yra 7 numerio virbalai. Taip, 7. Ir Drops Andes galit megzti alpaką ar ne su vilna.
sunkus siūlas, tikrai sunkus, jau paltas išeis iš kilogramo 200. Ir ką dar noriu pasakyti, galit megzti 8 numerio, galit megzti 9, jeigu mezgat labai tvirtai ir norit mezginį ne tvirtumo, o laisvumo. Šitos siūlus galite megzti ir su 9 laisviau ir tampriau. Jeigu tampriau megzit 7 numeriu, na vis tiek jausis toks tvirtumas, bet jie nebus dratiniai tokie tvirti mezginiai, nes, alpaka jinai minkštutė, šitie siūlai minkštučiai. Tai va tiek, ar ne, parodau apie Drops Andes iš storiausių siūlų lentynos. Toliau. Polaris. Kur dabar tai mano Polaris? Štai čia. Tai nėra, kaip pasakyt, baby merino, extra fainai, alpakos, punos ar ne, eina. Tie vidutinės klasės siūlai eina, tai kiekvieną dieną, žinokit. Užsakymai, na, o šitie, jie yra tokie, išskirtiniai ir rečiau jau perkami ir rečiau atkreipia dėmesį į šitos siūlus. Tai vat noriu parodyti. Jie tinkami ir velti, ir nerti vašeliu. Jie tinkami kepurėms megzt galite snūdą, ar ne, galite nusimegzti megztuką kažkokį, galite nusimegzti pagalvėlės užvalkalą, galite nusimegzti lovatėse kažką, žodžiu, viską galite, tai yra 100% vilnos siūlas, labai storas ir nedaug tų spalvų, nes iš tikrųjų ten žaliausia ir žalesnė, tai tikriausiai ir nėra reikalinga, ne, tokiems storiems siūlams svarbiausia būtų baltos, rusvos, juoda, pilka ar nespalvos. Tai va, jis yra visiškai nesuktas. Va, matot? Toks siūlas ir čia yra, va, jeigu parodysiu, tarkim, BBB Merino Maxi. Čia parodyti. Šiek tiek mažesnis kamuoliukas vaira, matot? Na, o Polaris yra tikrai stori jau verpalai. Megzti rekomenduojama 12 numeriu ir 100 gramų yra 36 metrai. Tik 36 metrai. Tai ko gero patys storiausius, ne storiausius, dar storesnius parodysiu. Polaris, jį vadinasi, nes yra labai šilti ir galit į poliarinį keliauti su tokiais. Jo, ir pagaminta Europoje. Manau, kad skalbti mašina tikrai ne, nes tada gausit veltinį, jie labai tinkami yra velti. Į 12 numeris, taip vilna. Tai ką, va štai. Ir ką megzti aptariau ar ne iš tų Polaris siūlų, jiems taip pat yra dabar 20% nuolaida. Ir dabar, va, aš turiu tokį šiek tiek video, neilgą, kelių sekundžių, pažiūrėkit, kuo skiriasi, kaip skiriasi megzta, man atrodo, 8 numeriu ir megzta storesniais 12 numerio, tas masyvumas mezginio. Tai va čia yra pramegztas mėginukas. Garsą gal jūs ir girdėsit šito video, nesvarbu. Tai štai, čia yra va šitas Merino Maxi. O šalia keliauja, vat, matot, ant kiek skiriasi, ar ne? 8 numeris ir 12 numeris. Vat. Ripsas. Ir tiem, kas nori masyvumo to tokio, ar ne? Ir va štai yra Polaris pilka spalva. Tai parodysiu. Polaris pilka spalva. Va šita. Labai masyviai atrodo. Tai paaugliai prašo, ar ne? Tai ką, paaugliai prašo iš tikrųjų tų masyvių kažkokių šulikų, kažkokių snūdų, tai ir ilgų, visokių didelių, tai galit savo drąsiai rinktis Polaris. Tikrai žiemai. Taip. Ir sekantis Snow. Jo, noriu parodyti Snow, nors jie irgi galbūt yra iš tokių, iš Mega Maxi, bet tokių smulkesnių, ar ne, siūlų, bet vis dėlto jie yra mūsų ypač storų siūlų lentynoje, nes kitai mezgėjai galbūt jie jau labai stori. Snow, kur yra Snow? Tai štai Snow yra čia.
Na, čia yra tikrai ne visa kolekcija. Ji yra be galo didelė. Labai gražios, populiarios spalvos nuo pat A iki pat Z. Visa koloristika, visas spalvų ratas tas ar ne. Va. Čia yra tik ne visa kolekcija, keletas spalvų, tų, kurias mes turime šiai dienai, tarkim, ar ne? Tai tikrai įspūdinga. Ir galimybės pasirinkti, ką noriu megzti, va šitie siūlai iš tikrųjų, nu jau leidžia viską. Norit žalių, ar ne? Ryškių. Žalesnė žaliausia, kaip aš vadinu, ar ne? Ir samaninė, ir visokios geltonos ryškios, kurios iškart matot kelia nuotaiką, man aš paimu rankas, man iškart nuotaika kyla. Mėgstu žiūrėti spalvas, mėgstu žiūrėti į šituos siūlus. Rudos, visiems tinkančios spalvos. O va šitos rusvos tai iš viso. Topas. Matot? Topas. Ir dabar ką mes mezgam? Mes mezgam, matėt konkursą, dalinausi Facebook'e, dalyvaukit konkurse, aš nebejoju, kad jau jūs visi čia prisidalyvavę esat. Jeigu kas praleidot, skubėkit, eikit, rašykit žodį noriu. Ir, žodžiu, rodau grinai tos siūlus. Aš mezgiau iš jų topukus, galit nusimegzti šiltas, ilgas kojines, galit nusivelti, tai yra avies vilna. Ir ji yra lengva, ji yra, na, turi tokio galbūt kritimo, ar ne, bet tai nėra kaip kad būtų merino vilna, kur turi tą svorį. Tai yra lengvesnė, puresnė, siūlas purus, tikrai nesunkus, purus. Nesuktas visiškai toks ar ne. Yra spalvų visokiausių nuo vienspalvių iki margučių. Miksuotos šiek tiek spalvos. Tai tose spalvose yra, matot, margučiai tokie, melandžiukas šiek tiek matosi, nedaug. Na ir mėlynas ar ne. Va, koloristika visa labai graži. Kaip kas nori, taip tas prisiderina ir violetinės. Taip, va, žodžiu, parodžiau, ar ne, pagrindinės spalvas. O kam reikia ryškių? Yra kam reikia, tikrai ryškių. Žodžiu, tai vilnonės kojinės iš šitų siūlų, vilnoniai sniego batai prie televizoriaus sėdėti, kas esate tikrai iš tų šaltų kojinių žmonių. Tai megzkit savo, megzkit šeimai iš šitų siūlų. Galit rinktis kepures. Aš savo mergaitį mezgiau kepurę prieš, nežinau, ji buvo mažytė. Mezgiau darželį keliavo. Klausia žmonės, ar drop snow, ar drops Andes. Tai yra labai skirtingi siūlai, nes sudėtis skirtinga ir storis skirtingas. Bet jeigu klausėt, ar vaikui kas yra švelniau, tai švelniau ir mikščiau yra šie. O šie yra tokie tipiniai vilnos siūlai. Tai, bet aš sutikau mezgėją Šiauliuose, Saulės mieste, kuri buvo su snūdu, plačiu tokiu ir nusimezgus iš snausiūlų ir ji labai džiaugiasi. Sako, ne vieno bumbuliuko, labai patenkinta, labai šilta, aš pasislepiu, kai man yra žvarbu, nosytę įkišu ir keliauju. Žodžiu, labai išgyrė. Kažkas mezgė pledus, kažkas mezgat megztukus. Manau, kad šitie siūlai mėgsta pasivelti šiek tiek ar ne, nes yra nesukti ir toks jau matos paviršius. Bet tai va, tai jeigu jūs numegsite didesnį mezginį, jūs jį galite suvelti, nu, tarkim, kriauklėj kažką ar ne, ir nepasiėmiau, va dabar galvoju savo puotkelės parodyti, galite suvelti ir padaryti veltinuką. Šitie siūlai labai tinka veltinio darbams. Taip, apie snow. Ką dar apie snow nepasakiau, sudėtis avies vilna, 9 numerio virbalai, bet jeigu mezgat kepures, tai mat mažesnio numerio, aš kojines gal 5,5 netgi ar 6 numerio rinkau užsimegzti. Šitos siūlus. Tapukus tos, kad jie būtų tokie tvirtesni ir nekiauri. 50 gramų yra 50 metrų. Ko dar nerodžiau. Ir oranžinė spalva yra. Ir
Tai va, tokie. Ir dabar taip, Snow. Ir noriu parodyti Snow modelius, tarkim, gražus megztukai, matot, tokie masyvūs. Ir matot, surašyti yra dydžiai, galit pasiskaityti. Jeigu 800 gramų, dalinam iš 50 ir žinom, kiek reikia kamuoliukų, nes čia yra 50 gramų kamuoliuke. Va, S-as, L-as dydžiai ar ne megztukai. Ir paskutinė nuotrauka yra megztukas Drop Snow plus Drops Brushed Alpaca Silk. Gali dėti kartu kažkokį pukelį ir papildysit tą megztuką pukeliu. Irgi vat surašėm, kiek reikia gramų įsigyti. Tai vat tokie megztukai. Na, o ką kalbėjau apie būtent veltinukus, kad iš tokių storų siūlų nusimezgus šlepetes, 6 kamuoliukai, Drop Snow, va šitų, 6 kamuoliukai, nusimezgat daug didesnį ir kriauklėje šlapiuoju būdu su muilu išmuiluojat ir tiesiog trinat ir susivelia norimo dydžio, galit netgi pasimatuoti, išsimatuoti, tarkim, kiek centimetrų jūs norit ar ne, kiek reikia, tarkim, kad nesigautų per maži tie tapukai, šlepetės. Rankinukai, nusimezgat kokiu tik norite spalvų, kokiu tik norite dydžių, modelių. Ir paskutinis Drop Snow augintinių guolį galit nusimegzti ir suvelti. Žodžiu, velti galit viską, modeliai šaunus, kas tinka vėlimui. Excellent for felting, va prašyta, tai yra Snow, Andes, lygiai tie patys, va Polaris yra tinkami vėlimui. Ir šitą rodžiau ir taip, ką norėjau. Jeigu kalbant apie vėlimą, tai galbūt geriausia būtų megzti, nes aš pati asmeniškai, galbūt aš daug ko nežinau, bet nėriau vašeliu ir norėjau suvelti, tai man vėlėsi prasčiau nei numegztas virbalais mezginys. Tai ką, na kas dar iš storų mes turime Drops Wish. Apie Drops Wish tokia yra istorija, kad šita kolekcija yra nebegaminama. Ką mes turim, tai yra paskutiniai kiekiai, paskutinės spalvos. Norit megzti kepurę, tarkim. Parodysiu iš karto patį siūlą. Kas nematėt, kas nebandėt, kas nemezgėt. Drops Wish storuliukai. Na, irgi tokie pūsti, į grandinėlę yra įpūsta tokia vilna. Ir taip, 9 numerio virbalais rekomenduoja megzti ir 50 gramų kamuoliukai yra 70 metrų. 9 numeris galbūt tinka megztukams, ar ne? 8, 9. Jausmas toks, kaip įsisupus į pledą, apsivilkus megztinį, va toks jausmas, susilaukiau tokio komentaro. Na, o aš kepurę, tarkim, mezgiau 5,5, man atrodo, kad nebūtų kiaura, kad tvirtesnė būtų, bet ji yra be galo 5,5, nuo 9 iki 5,5 pasirinkimas, bet kepurė yra super minkšta. Super. Tai va, tokia, ar ne, ta kepurė, toks modeliukas buvo megztas ir yra, ir šalikus galit megzti. Ir va, jį pasidengus tokiu pukeliu, labai labai šiltutė ir švelnutė. Galit megzti šaliką kažkokį, galit kepures, pledus, kardiganus. Tai yra Drops Wish siūlai, Baby Alpaca, kūdikio alpaka, Pima Cotton, o Pima yra, žinot, kas Cotton, medvilnė, tai yra labai aukštos kokybės medvilnė, ne šiaip paprastai medvilnė. Apie medvilnę reikėtų kažkada susitikti mums pakalbėti, ar ne, link pavasario. Ir merino vilna. Tai va, alpaka, Pima Cotton, medvilnė, Pima medvilnė ir merino vilnelė. Tokie pūsti, smagus siūlai. Šitie yra ypač siūlų kategorijoje ir jiems yra irgi 20% nuolaida. Tai va, man smagu kalbėti apie tai, rodyti jums. Reiškia, ardyti negalima, čia kažką jau kalbatės. Norėčiau išmokti nusimegzti švarkelį, Laima. Aha.
Mezgiau kepurės medžiotojams iš šių siūlų. Senovinis megzdavome kelnes. Čia apie raštą, ar ne? Norėsim šio rašto, pasidalinkit. Gerai, noras yra, jūsų prašymas mums įsakymas. Gerai, pasidalinsim. Ir ką dar norėjau, keliaujam prie tų, prie tų storiausių siūlų, prie tų tokių įdomių. Na, iš Fildar. Fildarai, jie tokie yra labai įdomus prancūzai. Ir jų kolekcijos tokios labai yra įdomios, kas pas mus yra, jie labai mėgsta sintetikos šiek tiek, bet mes atsirenkame jau siūlų kolekcijas, kur yra natūralūs. Ir va čia mano rankos yra 100% vilna. Ji labai panaši į Drop Snow, nu be galo panaši savo struktūrą siūlo, nesukta vilnelė. Yra sudėtis 50 gramų kamoliukas, 75 metrai. Taip, 42 dydžio megztukui apie 10 vienetų, pagaminta Italijoje ši kolekcija. 7 numerio virbalai rašo, Drops Polaire. Taip, čia yra 70% merino vilnelė ir 30% baby kūdikių jauniklio alpakos vilnelė. Tai, žinot, ir skiriasi, kaip ir struktūra atrodo ta pati, bet čia yra viesvilna, jinai yra storesnė, tvirtesnė tokiems visokiems veltiems gal ar ne, namų interjero aksesuarams, na, o šitie yra jau ir megztukui, ir prie kaklo galima, laisvai drąsiai yra labai švelnus, nes 70% merino vilnelė, tai daug ką jau pasako, irgi yra sertifikuota. Ir turime tikrai, Fildarų kolekcijos nepasižymi spalvų, 100 spalvų, nepasižymi kolekcijos. Yra kelios spalvos, jos tokios įdomios, intriguojančios. Na, čia yra rožinė spalva. Ir iš jų galima taip pat megzti kilpelių šaliką. Labai puikiai tinka, labai šildo. Iš tikrųjų jo, rašo 42 dydžio megztukui 10 vienetų, bet manau, kad reikėtų ir daugiau. Na, o kepurė puikiai išeitų iš 2 kamoliukų. Bet ir snūdas ar ne, netgi yra Fildarų žurnalai, mačiau, reikės irgi parodyti jums. Skraistės ir movos labai gražios ir nertos movos labai, tai yra labai švelnus siūlai ir minkštučiai. Tai va, čia būtų Fildar, taip, Fildar Polaire vadinasi. Na ką, toliau, Natural Loops. Norėjau kažkada padaryti irgi laivą apie faktūrinius siūlus. Va. Viskas, nebeturim žydros spalvos, nes ji man jau pabėgo. Kiekvieną dieną man čia bėga tie kamoliukai. Kas yra tie Natural Loops? Kas yra Loops? Tai yra Loops kilpelės ir tie faktūriniai siūlai, bet jie yra stori ir ne vienam iš mūsų kompanijų, ar ne, tarkim, su kuriais dirbam ir tiekiam siūlus, neturi tokio. Tai mes labai džiaugiamės, kad mes turim šitokius. Aha, parodysiu iš arčiau. Tai yra Fildarų bukliukai. Matot? Ir bukliukas yra labai storas. Čia yra 50 gramų kamoliukas. Matot koksai? Nu va. Ir jis nesitampo visiškai, va. Koks yra, toks yra. Ir tai, paskaitykime. Pagaminta kolekcija Italijoje. Ir rašo, kad 50 gramų kamoliuke tik 30 metrų. Na tai iš tikrųjų tas bukliukas storas, nes visur buklė tokia plonesnė siūlai, ar ne? Čia yra storas buklė. Ir megzti rekomenduoja 11 numerio virbalais, bet pas mus yra tada 10, 12, va taip. Galima megzti visą mezginį megztuką arba švarkelį iš šitų siūlų. Ir gausis toks, matot, na, įsivaizduojat, meškutis. Ar ne? Meškutis, va, yra ir rusva, gražis mėlynė spalva. Na, o juoda yra, matot, tokia, lyg į kailį man kažkokį primena gyvūną, ar ne, ar šunelį, ar kažką tokio, nu, toks labai purus švilnučiai siūlai.
Ir pasirašiau, kad galbūt 42 dydžio megztinių reikėtų apie 14 vienetų. Plius minus. Ir taip, aš tuoj pasikelsiu, man nukrito mėginukas, va toks va nedidelis, tai yra tokia juostelė, nu taip galite nusimegzti. Ir galvajos tai yra visiškai švelnutė. Ir yra bukle siūlai. Mato, tai yra nelygios faktūros bukle siūlai. Nu labai minkštučiai. Tikiuosi, kad tikrai kažkas susižavėsit, atkreipsi dėmesį į juos. Ir jeigu mezgate iš, tarkim, vilnos siūlų, ar ne, galite sukonstruoti modelius, tarkim, kišenės padaryti bukle, ar ne, kažkokias detalės mezginio. Tai šitie siūlai, tarkim, yra tinkami ne tik numegzti visą mezginį iš šitų siūlų, bet kaip ir detalėms, tarkim, įsigijat porą kamuoliukų, tarkim, ar ne. Ir, nu, taip, matot, nu va, žiūrėkit, jau ir priderinau. Mezgat kažką gražaus ir detalės, žodžiu, jūsų fantazijai palieku. Ir čia va taip pat netgi turiu vieną, parodysiu vieną modelį, kuris yra vilnos suderintas su šituo buklės siūlu. Tai jo, jūsų įkvėpimui. Ir kas dar liko? Ir ką, keliavom visą valandą beveik ir prikeliavom prie pačių didžiausių Mega Maxi siūlų. Tai įspūdingi siūlai, didžiuliai. Matot, koks kamuolys yra didžiulis. Tai jeigu aš paimčiau drop safraną arba drop muskatą, jis va būtų va toks tik tais mažytis. Ir nepasiėmiau dabar parodyti. Tarkim, na, kad ir drop snow. Ar matosi jums skirtumas? Drop snow vilnos kamuoliukas 50 gramų. Štai yra, va. Kokie skirtumai. Tai čia yra tikrai, na jau tikrai mega maxi gigantiški siūlai. Ir jūs va nusiperka tokį 200 gramų iš karto čia yra toks va ar ne sruoga. Ir 200 gramų yra 60 metrų. Tai va paskaičiavus, išskaičiuokit, megzti reikėtų 12, tik tais rašo numerio virbalais. Ir labai tinka visi tie stori siūlai, galbūt liemenės neįvardinau, tai liemenėms megzti labai gerai. Švarkeliai liemenės. Taip, ką čia dar? Na, čia ir yra, kadangi va toks jau labai storas siūlas, tai čia, kad būtų visa 100% vilna, tai yra mažai tikėtina. Tai čia ir yra 80% akrilas ir 20% vilnos. Siūlas yra gerai suktas, tvirtas, minkštas kartu ir galit nusimegzti liemenę. Liemenės gaunasi tikrai labai masyvios. Kas pas mus? Štai populiari labai spalva šių metų persikėlis. Taip. Va, baklažanas. Nu, įspūdingi siūlai, ką norit, tą sakykit. Ir kas dar? Ir pilka. Tai galit, jo, mačiau ir fildarų, prancūzų modelius, ir rankines, ir pagalvę nusimegsit per vieną vakarą, per valandą praktiškai iš tų siūlų, ar ne? O kaip mezginys atrodo, tai va, matot, atrodo taip, megzta 12 numeriu. Parodau, vat paglamžau, noriu, kad jūs matytumėt, nu jis tvirtas, jis nėra skystas, matot, galima netgi gal ir laisviau megzti, jeigu norisi liemenės kažkokios ar ne. Nu va, štai. Ir tikrai jau tokie masyvūs raštai, nereikia jokių kitų raštų, galit pynės masyvės megzti, irgi labai labai gražu. Kepurę galima megzti iš šitų siūlų. Ką aš dar? Galima megzti
Taip, galima megzti ir netgi skalbti skalbyklėje, kas yra labai labai visai patogu, ar ne? Ir ką aš dar norėjau pasakyti apie tuos siūlus. Tai ką, va tokie būtų pastebėjimai galbūt, kad šitų siūlų įsigijant ar ne tikrai reikia pasiskaičiuoti, nes kamuoliuke tikrai yra labai mažas metražas ir yra maža išeiga, ar ne? Tai va toks kaip ir minusėlis, kažkoks va toks pastebėjimas, kad jų yra maža išeiga ir galbūt jie yra nelabai patogus megzti, ar ne? Nes jeigu pratę esat megzti su vidutinio ploniais virbalais, tai yra jie nepatogus megzti. Reikia priprasti, na, o pripratus prie storų tų virbalų, jums tiesiog bus labai neįprasta megzti antro numerio virbalais, tom adatom, sakysit, kas čia per adatos. Tai vat, ir galbūt, jo, tie masyvūs mezginiai yra sunkokie, ar ne, tinkamas labiausiai sausas valymas, jau į skalbimo mašiną įdėsit, galit ir suvelti, priklausomai nuo siūlo kolekcijos. Ir kas dar, jo sausas valymas geriausiai yra garais, ar ne, galima valyti. Ir dar va toks niuansas, kad jis yra storas mezginys ir gali ilgiau džiūti, ar ne? Na, o kokie privalumai, tarkim, šitų visų storų, ypač storų siūlų? Jie yra be galo šilti, minkšti, jaukus. Greit nusimezga, nu tikrai, sėdot, padarot ir jau turit rezultatą. Ne taip kaip su 275 virbalais. Mezgat ir galo nėra, ar ne? O jeigu dar pardyti tenka, tai visai. Tai ką, tinka pradedantiesiems, jeigu kažkoks vaikas ar jūs patys, na tiesiog, noriu pabandyti, na ir rinkitės storesnius siūlus, megzkit, greit nusimegsit. Tinka pradedantiesiam, žodžiu. Gaminiai tikrai atrodo labai masyvus ir išskirtiniai. Tai vat ir noriu parodyti va šitą vat nuotrauką, vat pažiūrėkit, ar ne. Tai pirmoji nuotraukai, kaip ir minėjau, natural šitie bukle, stori derinti yra su merinosu 6 arba su bet kuriais gali derinti 100% merinosų siūlais storais. Tai yra aknarėlės megztos merinosų siūlų. O visas švarkelis baltas, pasaka, tai yra bukle švarkelis. Jį galite vilktis ir jaukiai striukės į šoną pavasarį, ar ne, ir taip toliau. Per vidurį matote, tai būtent tie gigantiški siūlai, Fildar Express, vadinasi, matot, yra švarkelis, ar ne? Tai irgi vietoj striukės praktiškai. Ir paskutinis megztukas Polaire, ta kur minėjau, labai švelnutis, vaikiukams galima ir labai minkštutis ir švelnutis, megztukas nusimezga. Tai vat norėjau pasidalinti šitą nuotrauką. Taip. Ir jo, tai vat tokie ar ne privalumai. Ir jeigu, jo, atrodo išskirtinai moderniai, tikrai tie masyvūs mezginiai. Surimavau. Ir jo, tinka namų tekstilės visokiems interjero detalėms, jeigu galvojat kažką noriu pasipuošti, kažko reikia, ar paklotėliams kažkam, tai vat tikrai yra šitie gigantiški siūlai pledams. Ir ką, ir nereikalauja jokių sudėtingų kažkokių raštų. Siūlo storis yra pats grožis, jau siūlo storis, jau jisai, pynę galit kokį įdėti, kaip ir minėjau, ar ne gerosios, blogosios akys. Tai visas puošnumas. Ką megzti jau tikrai minėjau, ar ne, apie vėlimą minėjau, kad galima velti, šitų nesuvelsit, ne. Veltinukai, kaip ir minėjau, iš avies, drapsiukai, ar ne, galit nusivelti šlepetes, rankines, kilimėlius, skrybėles galit nusivelti, takelius, puotkelės, aš mezgiau puotkelę ir vėliau, ir metant į skalbimo mašiną vėlgi reikia žiūrėti, kokia ta skalbimo mašina, kiek laipsnių užstatyti ir taip toliau. Tai aš įjungiau skalbimo mašiną 6 puotkeliam 3 kartus, nes man tinkamai nesusivėlė, tai geriau aš kriaukliai suvėliau. Bet vėlgi čia yra bandymas, ar ne, vienam vienaip, kitam kitaip. Taip, takelius, kilimėlius, puotkelės ir augintiniams žaisliukus galit suvelti ir kam pirkti. Jūs padarė, duodat savo vaikams, anūkams kažko užsiimti.
Tai vat tiek, ar ne? Na ir iš tikrųjų dar mesgam ir mums reikia tų storų virbalų. Tai su kokiais tais virbalais čia megzti, ar na, būtų toks klausimas. Tai pas mus iš tikrųjų tie džumbo, va, 25 numeris, reikia 120 cm. Prašau, pledas, kilimas kažkoks, ar ne? Malkos, kaip aš vadinu, juokingai. 35 dydis. Reikia, prašom. 35, ar ne? 30 reikia. Prašom, yra ir 30, 100 cm. Ar reikia koininių apvaliai kepuriai megzti iš gigantiškų? Reikia, žinoma, kad reikia 12 numerio iš Drops beržo mediena. Tai vat yra 20 cm ilgio beržo medienos virbalai masyvioms kepurėms, tarkim, ar ne, megzti. Ar reikia tunisietiškų? Reikia tunisietiškų vašelių, iš karto yra su vielute ir yra 50 cm 10 numeris. Prašau, Dropsandas gali tunisietiškai megzti, nerti pledukus. Taip pat turim ir čia uogų 15 numeris. Ir atkreipkit dėmesį, apie čiaugų mes irgi dar kalbėsim ir apie prisukamus virbalus. Tai va čia, jeigu čiaugų yra labai stori virbalai, labai didelio dydžio diametro, tai ir valas bus jau labai stambus, storas. Čia toks niuansas. Jeigu reikia jums tokių virbalų, tai užeikit pas siūlų damą. Nerandat? Skambinkit, parodysim, į kurią lentyną žiūrėti. Ar ne? Tai va čia yra 35 cm ilgio, 20 cm. Žinoma, turime ir 15, yra ir 12, ir 10. Ir yra slidus, matot, turi tokį švitėjimą, laminuoti jie. Tai yra labai stori, mega mezginiams, ar ne, megzti. Na ką, ir tarkim, kalbant apie sagas, na jeigu kokį švarkelį susisakstot, ir dar taip pat norėčiau, prisiminiau, žinot ką dabar bekalbant, prisiminiau, aš užduosiu jums klausimą ir labai faina, ir tokį mini priziuką duosiu. Tuoj pasakysiu apie sagas, papasakosiu ir taip, tai va, tarkim, yra kažkoks ar ne stambesnis mezginys, tai kokias sagas, tarkim, rinktis, tai žinoma, kad jau mes renkamės masyvesnės sagas, tai yra 2,5 cm, ar ne, skersmens ir tarkim, na va, jeigu siūlai stambus ir mūsų sagos turi būti stambios. Nelabai matosi. Tai yra Dropsų, čia jo 2,5 buko mediena, man atrodo, balta tokia sagutė. Mediena natūrali. Buivolo ragų, man atrodo, yra irgi 2,5. Ir labai tinkant tokių stambių. Jos natūralios yra nelygios. Taip, kad jeigu įsigyja, tai žinokit, kad natūralūs dalykai, jie nėra nušlifuoti fabrikiniai, jie yra nelygus, tokie natūralūs. Irgi, tarkim, gali dėti, parinkdami pagal spalvą, ar ne, švarkelį susekti. Turim va štai. Yra kriauklinės. Man atrodo, kad čia yra 3 gal centimetrų skersmens. Na, čia tokia, jinai yra labai plonytė saga, irgi galima dėti ir susekti kažką, ar ne? Arba kaip dekoraciją naudoti. Na, dekoracijoms iš tikrųjų yra visokių va tokių sagelių. Viena akutė, čia yra va 2 akys, ar ne? Yra dar su užrašu handmade, kas nori medinės sagos. Na ir tiems švarkeliams ar paltukams. Va štai, iš karto yra jau su skylutėmis.
prisiuvat labai gražiai, prisiuvat tam tikroj vietoj ir turit megztam paltui arba kardiganui susegimą. Galit vieną kažkur ar negalit susegti, galit 3 ar 5 vietose. Tai va tiek, ar ne, apie sagas, apie virbalus parodžiau. Na ir ką? Tai noriu jūsų paklausti. Dabar susitarkim taip. Jūs parašot labai greitai atsakymą į mano klausimą ir ką aš paskelbiu, ką aš pamatau pirmiausia, tam ir atitenka nu va šitie. Mezginio akių žymekliai iš siknitų, tai yra širdutė, žalios, rožinės ir geltonos, ir jos yra šiek tiek ir mažesnės, ir didesnio dydžio, nu jau reglanoms megzti jums bus super. Tai va toks prizas už buvimą kartu, už šiandien dalyvavimą. Tai jūs parašykit, ar pasiruošę. Mano klausimas, žinot, koks yra? Parašykit skaičių, kelinta šio vakaro laida. Rašot skaičių, kelinta šio vakaro laida ir jums mezginio akių žymekliai iš Japonijos, iš siknitų. Tai kas pirmas parašys, tam atitenka. Rašot. Taip. Ir tuoj aš pati dabar net pradėjau abejoti, nes žiūriu, atsakymai. Tuoj. 20, 15, 20, 13. Žinokit, jau kaip ir matau teisingą atsakymą. Tai koks teisingas atsakymas? Čia ir 30 parašėt, jau galvojat, kad 30 valandų mes čia jau bendraujam. Įsivaizduojat, kiek daug, kokie skaičiai. Taip, tai kaip suprantu. Rašot. Taip. Gerai, tai dabar žiūrim, jo. Aš mačiau teisingus atsakymus ir tuoj. Alama, matau teisingas atsakymas, 24. Nu čia žinokit, kaip pradėjot rašyti, yra iššūkis. Tai ką, skelbiam Alą laimėtoją, Alą susirašykim. Teisingas atsakymas 24 ir sveikinu jūs. Teisingas atsakymas 24. Ir aš tikiuosi, kad tikrai mes trauksime ir iki 27, kaip prašote, ir iki 30. Tai iš tikrųjų lauksiu jūsų, jeigu tik bus įdomu jums, jeigu jūs tik parašykit, jeigu norite kokių temų, jau rašo, čia norim ir apie prisukamus virbalus parodyti ir taip toliau, ir klausimus jūs rašo. Labai smagu, tai ką Alą sveikinu, susisiekim. Ir nepamirškit, kad 20% nuolaida pas mus, nėra jokių nuolaidos kodų, tiesiog keliaujat į lentyną ypač siūlai pagal paskirtį, ypač storų siūlų lentyną, ten yra 20% nuolaida jau pritaikyta, mezgam masyvius mezginius, galbūt netgi ruošiamės ir pavasarį, ar ne, ir medvilnės norėsit, vasarinių siūlų, na ir aš žadu kitą savaitę įspūdingą
įspūdinga, nes kiek čia mes galim sėdėti be naujienų ar ne, tai parkeliaus naujienos nuostabios, gražios ir vasariškos ir žodžiu, aš jums pažadu kažką gražaus, jau man net širpai bekalbant eina per kūną, nes tikrai laukiam, žinokit, nekantraujam, vau, čia šauksim, rodysim atvykusias siuntas. Tai tikrai kalbėsim apie ir vasarą, ir apie žiemą. Tai ačiū Jums, kad buvot kartu ir susitiksime sekantį kartą, ar ne, kitą kartą. Megskit ir sėkmės Jums ir sekite mūsų storius, rašykite, komentuokite, na ir ką, ir visiems geros savaitės, gero savaitgalio, geros savaitės. Ate.